Kauno rajono Raudontvario žurnalistikos studija pristato! Sveiki visi, taigi čia Raudontvario žurnalistikos studija ir šiandien mes esame Seime ir kalbame su Seimo žurnaliste Saulė Giedrimaitė. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, ar dažnai sėdite prie kompiuterio? Tenka, žinokit, sėdėti ir prie kompiuterio, bet dažniau tenka, taip kaip jūs, dirbti su mikrofonu ir su televizijos kamera, su operatoriu. Aišku, kiek laiko praleidžiate Seime? Seime praleidžiu, žinokit, ilgai, kartais iki vėlyvo vakaro. Tai labai netgi vėlai praleidžia. Taip, kartais tenka ir ilgokai praleisti laiko ir nemažai čia, kaip sakant, darbo valandų tenka išbūti. Aišku, ar žaidžiate kompiuterinius žaidimus? Ne. Ne? Tai koks įstatymas šiandien buvo pats svarbiausias? Šiandien pats svarbiausias įstatymas, dėl kurio vyksta diskusijos, tai yra dėl dvigubos pilietybės. Ar mūsų draugai, kurie išvyko į užsienį, pavyzdžiui, ar jie galės laikyti save Lietuvos piliečiais, ar jau jie taps Didžiosios Britanijos ar kitų valstybių piliečiai. Ir dabar šnekame su Seimo nare Marija Aušrinė Pavilionienė. Labą dieną. Labą dieną. Taigi, kodėl dirbate šį darbą? Todėl, kad noriu pagerinti mūsų visuomenės gyvenimą. Noriu, kad vyrai ir moteris būtų lygus, kad vaikai nebūtų mušami šeimoje, kad seneliai nebūtų skriaudžiami. Noriu padaryti gerą Lietuvai. Aišku, kiek metų dirbate Seime? Jau eina 12. Tai ganėtinai ilgai? Ganėtinai ilgai. Kokia jūsų mėgstamiausia pramoga? Būti gamtoje, bendrauti su žmonėmis, skaityti knygas. Aišku, nesėkmingiausia diena savaitėje. Tokios neturiu. Mano dienos įvairius. Gali būti ir sėkmė, ir nesėkmė. Aš nelaikau, kad pirmadienis yra juodžiausia diena. Dabar kalbame su Donatu Čečergiu, Seimo Europos informacijos biuro vedėju. Labą dieną. Sveiki. Taigi, ar dirbate vasarą? Be abejo, dirbame vasarą, bet ir atostogas turime vasarą taip pat. Aišku, ar jūsų vaikai taip pat nori būti Seimo nariais? Na, mano vaikui dabar 7 mėnesiai, tai dar dėja jisai negali atsakyti iš tą klausimą, bet kai tik galės kalbėti, aš jo paklausiu apie tai. Įdomu. Kokia jūsų specialybė, taip gal plačiau kažkaip? Kadaise, kai nusprendžiau studijuoti, pasirinkau, nepatikėsit, mokytojo profesiją. Bet dėja niekada nedirbau mokykloje, o kaip matot, keliai atvedė į Seimą. Aišku, nesėkmingiausia diena savaitėje. Argi kyla klausimų? Pirmadienis. Ir dabar kalbame taipogi su Seimo nariu, politologu Domu Petruliu. Labą dieną. Sveikas, gyvas. Kuo norėjote tapti vaikystėje? Iš tikrųjų, tai aš, kaip ir visi jaučia berniukai ir mergaitės Lietuvos, norėjau būti krepšininku ir norėjau žaisti NBA. Deja, likimas nubloškė, žaidžiu kitoj aikšteliai, Seimo posėdžio aikšteliai. Tai, bet iš tikrųjų irgi pakankamai įdomus, labai daug kūrybiškumo, daug energijos ir daug fizinio pasirašymo reikalaujantis darbas. Aišku, koks buvo vaikystės mėgstamiausias žaislas? Kaip minėjau, mėgstamiausias žaislas tai buvo iš tikrųjų man krepšinio kamuolys. Aš pradėjau nuo tokio mažiuko, kur tokia buvo didelė, ir tada mėčiau mažutį krepšinį, pradėjau paskui, kada paaugau, tada jau pradėjau tą mažutį krepšinį tada dėlioti, o paskui, kada jau užaugau, tada tėtė nupirko didelį kamuolį ir tada išėjau lošti į tą krepšinį aikštėlę, kur ir suaugę lošia. Aišku, pratęskite sakinį. Aš pasirinkau darbą Seime, Nes labai noriu padėti visiems Lietuvos žmonėms geriau gyventi, daugiau šypsotis ir skleisti daugiau gerų emocijų. Taigi sveiki, ir dabar kalbame su Raminta Popovienė, Lietuvos Respublikos Seimo nare. Labą dieną.
Labas. Kodėl pakvietėte Raudondvario žurnalistikos studiją į Seimą? Todėl, kad jūsų studija man paliko labai didelį įspūdį susitikime Raudondvaryje, kai Ernestai ėmė pirmą kartą iš manęs interviu. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tokia studija susikūrė, kad jūs mokotės žurnalistikos darbo, gilinatės į įvairiausias subtilybės. Ir labai man patiko jūsų ta veikla ir tiesiog gimė idėja, kad pakviesti jūs apsilankyti Lietuvos Respublikos Seime, kad jūs dar labiau ir daugiau susipažintumėte su Seimo veikla ir čia dirbančiais žurnalistais. Aišku, kai buvote maža mergaitė, mąstėte apie darbą Seime? Tikrai nemaščiau. Svajojau tikriausiai kaip ir daugelis mergaičių būti mokytoja. Ir iš tiesų mano profesija yra mokytoja. Geras. Kas linksmiausia Seime? Klausimas tikrai, gana įdomus. Negali pasakyti, kad čia labai linksma. Čia iš tiesų vyksta darbas, labai intensyvus darbas, bet žinoma, Seimo plenarinėje salėje iš tiesų būna įvairiausių diskusijų, replikų, ir kartais iš tiesų jos truputėlį pralinksmina, bet tokio linksmumo tai čia, kad labai didelio nėra. Kaip ir kiekviename darbe mes pašmaikstaujame, kiekvienas su kitu pasikalbame ir diskutuojame. Aišku, ar jaunimas domisi politika, ar nori į Seimą? Aš manau, kad domisi, ypač gal dabartiniu laiku tikrai jaučiasi, kad jaunimas domisi ir visai nesenai Seimo plenarinėje posėdžių salėje buvo pristatytas projektas įstatymo, kuriuo buvo kaip tik inicijuojama, kad į savivaldybių tarybas galėtų jau, kaip ir pretenduoti į rinkimus, jau jaunesni asmenys. Aišku, dėkui už pokalbį.